Sveiki atvykę į ateities žaidynes. Skaitmeninė krepšinio rungtis susideda iš dviejų dalių. Komandos pirmiausia varžosi krepšinio vaizdo žaidime, žaidimų konsolėje, o vėliau rungtyniauja fizinėje krepšinio aikštelėje. Skaitmeninis etapas. Komandos žaidžia 2 prieš 2. Skaitmeninis žaidimas baigėsi, kai viena iš komandų pelno 19 taškų. Antrasis etapas prasideda po 5 minučių pertraukos. Fizinis etapas. Fizinis krepšinis žaidžiamas formatu 2 prieš 2, naudojant vieną krepšį. Fizinio etapo trukmė – 7 minutės. Rungtynės baigėsi, kai viena iš komandų pelno 39 taškus arba pasibaigia nustatytas laikas. Nugalėtoja tampa komanda surinkusi didžiausią bendrą taškų skaičių, sudėjus skaitmeninio ir fizinio etapų rezultatus. Jeigu rezultatas lygus, kiekvienai komandai skiriama po 3 baudų metimus. Turnyro grupių etapas vyksta pagal GSL formato grupės, po kurių seka atkrintamosios varžybos vieno pralaimėjimo principu. Komandos laimėjusios visas grupių etapo rungtynes tiesiogiai patenka į ketvirtfinalius, o komandos patyrusios vieną pralaimėjimą varžosi papildomame etape.